jų atminimą iš visų jau išėjusi į anapilį, atminimą pagerbsime tylos minute. Dėkui. O prieš tai perskaitykime žuvusiųjų maldą, kurią parašė Antanas Miškinis. Lietuvos žemė, kuri alsuoja gyvybę nuo tolo, kiek šviečia saulė, kiek marios rūstauja. Žemė su lūpančiais laukais, su medžio kryžiais lūpančiais, iškelta tavo gynėjų kapais, gyviesiems palaimos teikianti. Maldaujame aukščiausiai, idant nekiltų ant tavęs pikta svetima ranka, idant neužgestų tavo sūnų ir dukterų meilė, idant jie nepavargtų neapykantoje, kaip ano metu, kaip svetimieji tave mynė, kaip vaitojo gynėjų kaulai, klaidinė valioje. Maldaujame mes, kurių tėvų ir brolių kaulais nusėti kalnai ir kryžkelės, kurių krauju nužymėti nesibaigiantis keliai, semiantis stiprybę iš praeities. Senų amžių ir atmenamų dienų tavo gynėjai iš glūmos šaukėmės, o Lietuvos žemė. Visus čia susirinkusius laisvės kovotojus, aš drįstu šitaip visus pavadinti, sveikinu su šią jubiliejinę pavasario šventę. Tai yra 20-asis pavasaris, Gyvosios Respublikos 20-asis pavasaris. Visiškai nesibaigia poetas Vytautas Marcinkevičius šventės nuo 80-metį ir viena iš jo daug šviesnių poemų būtent yra 20-as pavasaris. Taigi su 20-oju pavasariu ir su viso to, ką neša mums saulė ir gražus oras, tinkamai, kaip sakoma, ir manau, kad tas pavasaris, aišku, bus įžanga į našą vasarą, į gražias daugelį vasarų, ir bus Respublikos, bus Lietuvos klestėjimo. Ačiū Jums visiems už tai, kad čia atvykote, mes esame Karininkų savanorių klubuose ir norim dar pasakyti, kad štai Lietuvos atsargos Karininkų sąjunga yra praeitais metais išmetusi savo 20. Mes buvome oficialiai atkurti 1989 metų lapkričio 18 d. Ir jau Laisvės kely dar prieš atkūrimą mūsų organizacijos stovėjo su savo ženklais ir savo plakatais. Taigi ta proga mes turėjom tam tikrą minėjimą taip pat šitoj salėje, mes esame dėkavę mūsų naudoję ir vienas iš jų čia šiandien aš, Vyčas Kaznolas Kęstutis Jucius, tada negalėjau dalyvauti, už tai pats norėčiau pasinaudodamas jam įteikti mūsų padėkos raštą. Pasiaukojama veikla Lietuvos sąjungos labui. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos
Bartkus. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio proga Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos vardu dėkoju kūrėjų savanoriui Aidui Čiapui už nuolatinę nuoširdžią veiklą Lietuvos sąjungos labui. Pirmininkas Vytautas Bartkus. Tekstas tas pats, atsargos laivo Romualdui Balziui. Kūrėjų savanorių Rimantai Gelbėjai. Kūrėjų savanorių Valerijai Pikauskienei. Kūrėjų savanorių Stasiui Stankevičiui. Serga jau nevaikščia, bet mes ir aplankysime pušį. Na, nors galbūt mūsų signatarų nėra, jie Vilniuje, bet norim irgi paskelbti, kad sveikinam savo kovo 11 akcijos signatarus Liudviką Skimutį už nuolatinę nuoširdžią veiklą Lietuvos sąjungos labui ir kovo 11 akcijos signatarą Povilą Varanauską. Kad atsimintų šitą 20-metį vėliau, surašėme dar vieną popierį ir padėką tokią mūsų draugams. Ir norėtumėm nuo Kauno skyriaus padėkoti ir įteikti padėką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos Kauno skyriui. Ir dar norėčiau paskaityti tokius žodžius, kurias parinkom. Garbė, kad iš Maskvos griuvėsių rastais pečiais tikrai išnešė kilniai, nors jūs to švarkų nebeminėsiu, bet jūs minėsiu pakarto vairuotis.